Sveiki, bičiuliai ir bičiulės. Šiandien pokalbėje prie bačkos aš turiu labai kietą bičą. Bičą, kurį laikau vienu geriausių ir savo mėgstamiausių istorijos rašytojų Lietuvoje. Pats jis save vadina tik istorijos pasakotoju. Robertas Petrauskas. Jūsų dėmesiu. Gerą dieną, gerbimieji skaitytojai, žiūrėtojai, komentuotojai ir dalyvautojai mūsų visų kontribį. Šiandien svečiuose mes labai džiaugiuosi, labai asmeniškai džiaugiuosi, kad turim mano bičiulį, drįsiu tai pavadinti ir draugą, su kuriuo ne vienus metus mes skrodžiam Europos ir pasaulio vandenis. Ir gal grįžim į Ukrainą kada nors? Tikrai būtiniausiai. Vienas žymiausių Lietuvos rašytojų istorikų Robertą Petrauską. Nors... Sveikas. Labas. Kažkaip taip. Tai va, Robertai, aš suvokiu, kad dabar tave pastaruoju metu visi priima kaip rašytoja, knygos mugė nuskambėjo ir visi klausėsi ir žiūrėjo ir pirko tavo knygas, bet pats save kom laikai? Aš sakyčiau, kad gal teisingesnis būtų pasakymas, kad aš esu istorijų pasakotojas. Aš esu istorijų skaitytojas ir mėgintojas jas perpasakoti taip, kad kažkas jas išgirstų. Realiai galvoju, kad gal tai ne visai tas pats yra, kas rašytojas. Nes aš netgi čia pabandžiau tokį dalyką padaryti, kad užpildyti anketą gauti menininko statusui kaip rašytojas ir aš netitinku rašytojo kriterijų. O kas yra rašytojas? Aš nežinau, nerašau kūrinių, kuriems rašo recenzijas ten ir visa kita. Bet tavo knygom galima rašyti recenzijas? Bet aš jas rašau ne dėl recenzijų, nerašau jų. Mano recenzantai yra mano skaitytojai. Aš suprantu, bet, tai rašytojas tai yra tas, kuris kūrė, kažką fantazuoja, pavadinkime, ne? O istorijų pasakotojas yra tas, kuris ima realų pasaulį ir perpasakoja. Taip, tai kuriam galbūt trūksta fantazijos pačiam sukurti dirbtinį pasaulį, galbūt taip. Bet, man tie statusai tai dzin. Man žiauriai patinka, kad jeigu kartais pavyksta papasakoti tą istoriją, kaip kažkas išgirsta, Ir iki to karo, tai aš imdavau karą kaip labai gerą backgroundą sukalti trileriams, dėl to, kad tai, ką tu pasakoji tikra, tai, ką sakė, buvo tikra, ten daug kas pastatyta ant kortos, žmonių gyvybės, galbūt ir šimtų, gal ir tūkstančių žmonių gyvybės, ir man būdavo labai, kaip čia pasakyti, rašytojiškai, meniškai įdomu manipuliuoti visų tom, bet kai prasidėjo tikras karas, kažkaip baigėsi šitas malonumas. Praėjo noras galvoti apie karą, kaip apie kažkokį daiktą, kuris kažkada buvo ir dabar galim čia, sėdėti ant debesies, ir pažvengti, ir kažką. Tikrai praėjo ir atsirado noras kažkaip pamėginti išgirsti, ką mums čia nori pasakyti tie atsikartojantis karai. Pamokos. Gerai, tai apie karus mes būtiniausiai pakalbėsim, bet gal pradėkim nuo tavęs kaip žmogaus. Daugelis tave pažįsta dabar tokį, koks esi, bet Robertas Petrauskas vaikystėje. Kas tai buvo? Iš kur tu esi kilęs? Aš esu kilęs iš Gargždų, gimęs Klaipėdos gimdymo namuose, bet užaugęs savo vaikystę iki mokyklos pabaigos Gargžduose. Tai yra toks mažas miestelis, bet jis turi ypatingą aurą. Jis kartu su Vilniumi yra... Taip, turi bangą. Turi bangą, turi Gargždų bangą, turi kažkokią cinkelę, turi visą laiką kompaniją žmonių, kurie nori kažką ten nuveikti. Plus jis yra uostamiesčio priemiestis ir tai yra kartu su Vilniumi vienas iš 2 Lietuvos miestų, kuriuose gyventojų skaičius nemažėja. O kodėl ta prasme? Klaipėdiečiai yra kaimiečiai ir jie visi išvažiuoja iš miesto, bet įvažiuoja tokius... Kraustosi į Gargždus, ne? Ten 18 km iki jūros, 18 km iki Klaipėdos darbo, ar po to tu grįžti. Tai va, Klaipėdoje aš po to neįstojau universitetą, įstojau į radijo stotį. Labai norėjau dirbti radijo stotyje, atsidarinėjo naują radijo stotį. Nestojau į universitetą iš principo? Dėl to, kad tais metais atsidarinėjo radijo stotis, aš įsidarbinau naktinių didžėjim ir darbas naktį radijoje man trukdė universitetiniams reikalams. Labai mėgau krepšinį. Gerai, o kom tu norėjai stoti į universitetą, į kokią specialybę? Aš stojau į istoriją, politologiją, geografiją su tą mintim, kad būsiu politologas. Aš tada buvau... Jau tada tu jau kažkokį poreikį... Bet aš tada... Didžiesiam socialiniam, ar tiesiog buvo avantūra? Aš tada, gal norėjau, gal būčiau įsivaizdavęs, kad galėčiau būti politiku, dabar niekaip neįsivaizdavau, kad galėčiau to būti, nes man atrodo, čia yra,
kitiems žmonėms skirta misija, tu turi ten stengtis patikti visiems ten ir visa kita. Žinok, bėgant laikui arba vis labiau pučiant šiauriniam vėjui, va tokiam, arba rytiniam vėjui, ne, aš nustojau maivytis. Eitum? Ne, ta prasme, aš pradėjau vaidinti daiktus tikraisiais vardais. Politikai tai yra žmonės, kurie turi neturėti sąžinės ir daryti kompromisus su pačiu velniu, jeigu... Ir svarbiausia, kad prieš save tu turi suprasti. Jo, mano akimis politika tai yra naudos pirmiausia savo, paskui saviem, o paskui jau kas liko tiem, kas tave išrinko. Toks susidaro vaizdas metai iš metų dalyvaujant, kaip rinkėjų dalyvaujant politikų ir žiūrint, kas vyksta aplinkui. Viskas gerėja, Lietuva irgi nuo 90 metų net pažįstamai pasikeitė ir į gerąją pusę. Taip. Bet vis tiek išlenda visokie skandalai, kažkokies pažeminės. Kiekvienais metais kiekvienais rinkimų metais mane kviečia eiti į politiką ir aš ten einu dėl vieno paprasto dalyko, kad nesu profesionalas. Svarai, jeigu aš vieną dieną išgirščiau naujieną, kad tu nuėjai į politiką, aš nežinočiau, ką galvoti iš vis. Tada. Jo, tai reiškia, su manim visai blogai. Arba tave paėmė įkaitų. Jo. Arba su Lietuva visai blogai. Nėra kam. Arba ateina, kai reikia, kaip sakant, nežinau, ateina mini diktatūros laikas, kai trumpam laikotarpiu reikia kažkokio tai keisto sprendimo. Bet neateis šitas, aš socialiniam visame fronte man kur kas yra mieliau, o į politiką žiūri kaip neatsiejamą dalyką, be kurio išsiversti negali. Neįmanoma be politikų gyventi. Bet eit pačiam į politiką, man žmonės, kurie yra politikoje, man yra, taip, tą ranką spausti visą laiką taip sudėtinga. Ja. Bet aš įstojau galvodamas, kad būsiu politologu. Kad analizuosiu tuos, kurie yra politikoje, bet aš mokinausi tik tai, kas man patinka ir labai vidutiniškai mokinausi tą, kas man atrodo. Čia mokyklai? Aš ir mokyklai, ir universitete, aš visą gyvenimą žinau. O tai universitete tu įstojai vis tik tai? Tasme, aš įsidarbinau radijui, įsitvirtinau radijui. Ir jau kitais metais, kai aš buvau gavęs dieninį laiką, jau žinai, radijai, tai aš tada įstojau į universitetą Klaipėdai. Ir aš mokinausi taip vidutiniškai, kad negalėjau pasirinkti politologijos, į kurią norėjau. Ir tada liko man geografija arba istorija, tai aš tada rinkausi istoriją. Tai politologija, tai čia buvo kažkoks... Toks kažkaip visi norėjo politologiją. Jo, čia... Bet šiaip realiai man labai pasisekė, žinok, nes aš kai į istoriją patekau, tai ten buvo toks kursas, kur, nežinau, ar gali dar pasikartoti, ten, žinai, Vokietijos istoriją dėstė Vokietė, žinai, viduramžių istoriją dėstė, ten, žinai, koks nors Rauvalas, kuris yra iš viso dabar, ten vienas iš galingiausių mokslininkų, Leonidas Donskis atvažiuodavo. Nežinau, ten kosminis buvo kursas, buvo žiauriai įdomu, supranti, kai kurios paskaitos tavęs niekas nebūtų išplėšęs iš jų, kad tu nenueitum, žinai, buvo, aišku, visko buvo. Bet tie žmonės, kuriuos aš sutikau universitete, istorijos fake, ne tam, kur srautė kažkas vyksta, bet istorijos fake, jie mane išmokino matyti pasaulį kitaip. O istorijos studijos yra, šiaip, studijavimas istorijos yra kūrybiškumo kelias ar sausų faktų skaitimas ir tiesiog, man kartais atrodo, kodėl aš taip klausiu, man kartais atrodo, kad istorikai, tai ką, sėdi, mokosi, jau konkrečiai parašyta seną istoriją ir kažkodėl tam, kad ją pratęsti, ar tai yra labai daug kūrybos visame tame ir ten daug nuslėptų kažkokių tai šešėlinių dalykų, kuriuos jie gilinasi ir ištraukia vis naujus faktus ir keičia iš esmės jau parašytą istoriją. Keičiasi. Žinai, su ta istorija tai yra taip, čia ir yra iš tikrųjų jos problema. Daugam istorija atrodo žiauriai nuobodus dalykas, kaip tu sakai, ten faktai kažkokie, ten datos, kažkas kažką padarė, kažkas kažką atėmė, priežastys buvo 1, 2, 3, žinai, labai nuobodu. Ir man atrodo, kad tai yra istorijos problema, kad tie žmonės, kurie gilinasi, pavyzdžiui, kasa kažkokią vagą giliai, kažkas žino kažkokį savo dalyką, bet nemato nieko aplinkui ir neturi sąlyčio su paprastu žmogumi. Tai aš įsivaizduoju savo misiją šitam pasaulyje kaip tarpininką tarp tų, kurie kasa tas vagas, bet aš noriu matyti daugiau, pavyzdžiui, mūsų profesorius Bumblauskas, jisai yra vienas iš tų, kuris turi visą lentyną pas jį, kaip reikia, taip įsitraukia ir jis gali papasakoti ir penktokui, ir paprastai, ir pagauliai, ir visą kitą. Tai aišku, kad istorijos universitete mokantis nieko neišeina ten vien tik su kūrybingumu, reikia tiesiog išmokti, reikia suprasti, reikia įsigilinti, bet... Bet reikia ką? Reikia mintinai mokėti datas.
Bet žinai, yra toksai Feynmano metodas, kuris sako taip, tu išmok bet kokį dalyką taip, kad galėtum paaiškinti labai paprastai. Ne kai kad data, žinai, bet atsitiko Žalgirio mūšis, kas atsitiko tada, kai Žalgirio mūšį laimėjom. Atsilaikėm šiaurėje ir vakaruose, vadinasi, vokiečių fronto, vokiečių ordino visa mūsų ten kokia nors grėsmė nukrito, ane, ir mes galėjom apsižvalgyti aplinkui ir padaryti dalykus, kurių negalėjom padaryti iki tol, ane. Nu ir va, ir tada pradedant to Žalgirio mūšio, kuris atsitiko ten 1410 metais, lipdyti, kas buvo po to, kas buvo po Vytauto, kas buvo prieš Vytautą. Nežinau, tiesiog toksai būdas, nes datas iškalti, tai aš nežinau. Nuobodoka. Nenuobodoka. Ir svarbiausia, niekas jų neprisimena, žinai. Aš turiu tokią paskaitą, pasidaręs, pažiūrėjau ją per Lietuvą. Nu, žinai, ne kiekvienas yra karys kaip tu, pavyzdžiui, galvoju, ką aš galiu padaryti nuo savęs. Žinai, kiekvienas galim tą, ką galim, ne? Tai aš padariau tokią paskaitą. Lietuva, Ukraina ir Rusija išplauta istorija ir kaip praeitis yra su dabartim susijus. Tai yra 1,5 valandos paskaita. Realiai normaliam žmogui tai nėra normalus krūvis. Suaugę yra lygiai taip pat kaip mokiniai. Jie gali išlaikyti 25 minutės dėmesį, jeigu jie pradeda po to ten kažką daryti. Bet aš tą paskaitą dariau, video, memai, ten keičiasi, žemėlapiai, žinai, ten tas, žinai, citata, ten matau, kai jau pradeda mėgoti, pasakoja anekdotą, žinai, ten, žinai, matau, kad, žinai, pradeda mėgoti, bandau įtraukti, Ir po tos paskaitos aš dažniausiai turiu tokį įspūdį, kad supranti, sakau, nu dabar užduosiu klausimą, jeigu neatsakysit, pasiliksit po pamokų. Jie visi nori pasilikti po pamokų. Tai vadinasi, istorija gali būti pasakojama įdomiai. Bet tam, kad tu ją galėtum papasakoti, tu turi ją išmanyti. Tu turi būti kaip profesorius Bumblauskas, žinai. O kame yra, tai okei, tai kame yra žmoguje, jo charizmoje, čia yra tik tai tam tikri žmonės gali tapti įdomiais istorijos pasakotojais. Ar to galima išmokti kiekvienam? Nežinau, manau, kad ne visi gali išmokti repuoti taip kaip tu. Nu, tiesiog, galiu aš stengtis, bet vis tiek kažkokio... Žinai, yra darbas ir yra Dievo dovana, žinai, kažkokia. Sąžiningai, aš istoriją domėjausi gyvenime nedaug, kad sėdėčiau. Aš nemėgstu dokumentinių knygų, aš mėgstu fantastiką ir fantasy, aš nemėgstu asmenybių istorijų, nemėgstu istorijos, nemėgstu nieko. Ta prasme, kas yra susijęs su tais dalykais, aš tą informaciją geriu iš gyvenimo, iš draugų, iš įvykių daugiau, ne, dalyvavimo sąjūdžio, ten kokiuose renginiuose pradžioj pagimdė mano domėjimas iš Šapokos istoriją, kurią perskaitai tada, ne, nes tu dalyvauji, visi kalba, atsiranda kažkoks naujas faktas, tu paskaitai dalį istorijos, tai yra susiję, nes privalai tą padaryti, kad galėtum turėti savo nuomonę ir galėtum ją reikšti, arba netgi keisti ją, bet jeigu neturi pagrindo, tai neturi apie ką kalbėti. Aš labai griežtai laikau šitos dalykus, kad negalima aptarinėti dalykų, apie kuriuos neturi nuomonės. Taip, bet kai prasideda karas ir sėdi šitas ponas Vladimiras Kremliuje ir peza nesąmonės. Sėdės, ne? Valandą laiko jis dėsto istorijos pamoką, ne? Taip, pagal save. Bet tai ne istorijos pamoka, tai yra melas. Bet, kad tu galėtum atsirinkti, ką jis čia šneka, tu turi išmanyti. Tai jis yra puikus motivatorius, žinai. Tu turi bent minimaliai suvokti, būt mokęs. Žinai, kai mes buvom Ukrainoje, aš pagalvojau, žinai, kad standartinis ukrainietis Ukrainoje žino apie LDK istoriją daugiau negu standartinis lietuvis. Aš tikrai galvojau apie tai. Nes tu nueini, tu dar plaukdavai, supranti, mes važiavom ten Luckas buvo, ten, žinai, visokiausiai tie istoriniai taškai, ane, ir ten tu pasakai, kad esi lietuvis ir jie pradeda pasakoti, žinai, apie kokį nors Liubartą, Gedimino sūnų, kuris turėjo žmoną Olgą ir jie ten tą ir tą, aš jų klausau ir galvoju, žinai, kad aš nieko to nežinau. Ir kad 50% žmonių Vilniuje nepasakytų, kas buvo Liubartas, kuriam stovi tiltas, žinai, tipo, ne, į žvėryną. Kas jis toksai yra. O ukrainiečiai žino, žinai, kaip atsitiko, pas juos atsitiko karas ir istorija yra viena iš atramų, į kurias atsirėmęs tu gali pažiūrėti taip ramiai ir truputėlį iš šono. Atsitraukti, nežinai, kaip žiūri ten, nežinau, į Bachmuto vieną kampą dabar, kur ten kalasi, tai atrodo žiauriai baisu, bet kaip žiūri, iš paukščio skrydžio į Ukrainos žemėlapį dabartinį, tai galėtume sakyti, kad po metų laiko ukrainiečiai visai neblogai laikosi, ne? Frontas atrodo neblogai. Jeigu pakeliam per 100 metų arba per 300 metų perspektyvą, mes jau galim matyti, kad
taip jau yra buvę, ne, kad taip kažkaip turėtų kažkaip čia kažkas įsispręsti dėl to, kad taip jau yra kažkaip buvę. Tai istorija suteikia tokį būdą, truputėlį terapiškai pažiūrėti iš šono. Ir ukrainiečiai, kai atsitiko pas juos tas karas, jie persiskaitė savo istoriją iš naujo. Istorija, kuri pas juos buvo rašyta, perrašyta, žinai, rusų sudiktuota, žinai, apie broliškas tautas, ten visokius ištrinta, nutilėta, ten, žinai, kažkaip. Jie persiskaitė ją iš naujo ir jie atrado, kad jie yra LDK dalis, ten 250 metų ir dar 100 metų su Lenkija, žinai. O mes tą dalį pamiršom, nes pas mus buvo ten Gediminaičiai, buvo Vytautas, po to Vytautas numirė, po Vytauto ten ėjo kažkas tai žemyn ir po to buvo Lenkija, kur mums visai neįdomu, žinai. Tai, man atrodo, kad, žinai, su tuo karu kažkaip atėjo biški banga žmonių, kurie nori suprasti istoriją. Jiems atsirado papildoma motyvacija. Tu sakai, kad fantasy mėgsti, aš, žinai, man atvirkščiai ir aš visą laiką sakau, dabar perskaitysiu šitą non-fiction kažkokią knygą, ten kažkokį, ten apie Brežnevą kokią, pavyzdžiui, skaitau, ten ar dar kažką. Ir jau paskaitysiu kokį nors, tiesiog nuotykių romanų, Kopą pasidėjau, kurios nesuskaitęs. Ir niekada Kopa nėra pats geriausias, bet okei. Ir niekada, aš nenueinu iki tų nuotykių, supranti, nes kiekvienas mes vis tiek turim turbūt savo tą... Aš atsiverčiu dokumentinę knygą, netgi man įdomi ten pavyzdžiui, ten SASO įkūrimo istorija, ne, specialių operacijų pajėgų iš esmės atsiradimo pasaulyje istorija. Turgalviai ten didvyriai, ne, kurie ten, reiškia, Hebra antram pasauliniam kare atsirado, patys susiformavo, iš vis net pasipriešino pačiai savo kariuomeniai, įsikūrė savo vienetą, kariavo savo karus, prieš nieką nebuvo atskaitlingi, jos ten vis bando įtraukti į bendrą kariuomenę. Man įdomu šiaip iš tikrųjų, man įdomu. Jie vėl išsivaduoja, vėl savo užduotį susiplanuoja, galvoja, vykdo, kariauja prieš savo vadovybę, gerąją prasme, išsimušinėdami savo tam tikras sąlygas, kokių neturi reguliarioji. Niekas nesupranta, kas jie tokie. Jie kažkokie tai iš vis driskiai diversantai, kurie daro nesąmonės kažkokias, bet tos nesąmonės, beje, pradžioj ten ypatingai ir nesisekė, jiem nieko jie ten nepadarydavo. Ten žudavo žmonės, bet po truputį ir bendram karo kontekste Sasas nuveikė gerų darbų. Kiek aerodromų, kiek vokiečių lėktuvų buvo sunaikinta, kiek dar visokiausių. Bet man viskas yra įdomu. Bet žinok, aš negaliu prisiversti daugiau negu 10 puslapių vakare paskaityti. Man įdomu. Bet tai dabar, kai pasakoju apie juos, tai žinai, man atrodo, kad daug ką dabar ką papasakoju, savo būrių gali prisitaikyti. Tai aš ir taikausi, aš tam ir... Grinai, žinai, akis išsidega, žinai. Aš gerai, tam ir skaitau. Bet dėl to, pavyzdžiui, aš dabar sugalvojau naują formatą, daryti audio, kad žmogui nereikėtų skaityti, kad jis galėtų, nežinau, aš neskaitau knygų dėl to, kad neturiu laiko, nes nežinau, daug važiuoju. Dar kol neprieinam iki audio, knyga ar audio, tas amžinai būdavo... Čia du skirtingi dalykai. Jo, du skirtingi dalykai, bet jie koreliuoja ar jie labai... iš tikrųjų labai skirtingi dalykai. Paaiškinsiu kodėl. Kai atsirado elektroninė knyga, aš pats buvau iš tų žmonių, kurie sakė, elektroninė knyga yra šūdas. Nes ta prasme, neturi kvapo, neturi papajimų, dar kas nors. Bet elektroninė knyga turi du teigiamus aspektus, į kuriuos aš atradau savo gyvenime kelionėje. Tai yra ne 2 kilogramai, o biblioteka, kuris sveria 200 gramų. Kitas dalykas kraustantis iš namų. Nereikia knygų. Jo, bet šiaip knygos yra neįtikėtinai geras dalykas. Man. Aš dar neturiu namo. Jau planuoji knygom? Ne, jau nusipirkau 150. Kažkoks yra portalas, kur senom knygom prekiauja, naudotom. Sena LT. Kažkokia sena LT, jo, man atrodo. Ir radau, kur 150 Eridano 150 nuo pirmos. Jo, ir po 1 eurą. Tai žmogau, kaip tai gali nenupirkti po 1 eurą Eridano knygos. Ne, tu parduosi, žinok, bet ir kam tie pinigai? Ne, tai Eridano. Toksai, čia aš negaliu, yra dalykai, manau, kaip ir tau greičiausiai, taip spėju, kad yra blogai sutikti savo kelyje dieną einant knygyną, nes aš užeinu ir aš jau nenoriu eiti tenai ir užeinu ir išeinu be pinigų, be nieko ir su krūva knygučių. Gerai, tai atsiranda audio formatas. Audio formatas, ar nėra taip, kad, yra taip, mano akim žvelgiant, jeigu paprieštarauk, kad šitam vartotojiškam pasaulyje, kur visi labai skuba ir nieks neturi niekam laiko, bet ir atsiranda audio formatas, nes kada jo klausau? Važiuojant mašiną, aš pats klausau. Važiuojant mašiną, šiaip beje, iki tavęs neklausiau. Tu mano pirmas, mes dar pakalbėsim apie tą mini audio serialą, kurį tu padarei. Šia mano pirmas susipažinimas su audio. Nes man, pavyzdžiui, nepatinka klausytis audio, nes aš, kadangi skaitau knygas,
galvoje kuriu savo fantaziją, kaip tai atrodo, Taip. ne? Ir mano galvoje skamba balsai, kuriuos aš įsivaizduoju. Taip, bet tu kuri filmą, Taip. kurio niekas negali pastatyti. Taip, tai yra ir knyga yra tai, kas tave treniruoja nemokamai, tavo fantaziją, tavo žodinį banką, viską, ten milijoną dalykų tave treniruoja skaitydamas knygą, nes įsijungia fantazija, man buvo su Žiedų valdovu taip. Aš beje turbūt vienintelis toks filmas, nes dažniausiai knyga yra geresnė už filmą, kaip taisyklė. Tai man Žiedų valdovas yra 1:1 ir aš kai pradėjau žiūrėti Žiedų valdovą, tai va taip aš ir įsivaizdavau, o jie taip atrodo, taip tos vietos atrodo, taip tie tvirtovės atrodo, taip tie orkai atrodo, taip jie puola, taip ten krenta, taip viskas šaudo. Man buvo didžiulis toksai, bet manau, kad tai irgi yra ilgamečio knygų skaitimo pasiekmė, tas fantazijos ir gebėjimas atgaminti. Čia be jokios tuštybės tiesiog, automatiškai. O audio formatas atsirado kaip šių laikų, reiškia, arba jie nieko nesužinos, arba duok jiem audio. Taip, yra toks dalykas. Man šiek tiek, nežinau, nepatinka ta banga tokia, kad dabar tas audio formatas yra toksai. Visi susirenka, pašneka, žinai, bla 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 bla, 1,5 valandos. Iš tikrųjų, iš tos 1,5 valandos būna kai kurių atkarpų labai gerų, bet labai daug yra to bla bla bla. Ir daug apie ką tik nori, žinai, apie istoriją, apie mitybą, apie sportą. Susirinka chebra ir tratata. Tai man atrodo, kad, žinai, trūksta truputėlį profesionalesnio tokio biškiko požiūrio. Ir audio knyga, kai aš pasikviečiu kokį nors aktorių, sakau, žiūrėk, čia Svaras parašė knygą, gali užgarsinti, žinai, jis eina 5 dienas į geria kavą, valgo sumuštinių, žinai, ir varo monotonišku balsu, kol užrašo tą knygą. Tai jinai yra monotoniškas skaitalas, kuris yra kaip tik va to popieriaus pakaitalas audio pavidalu. Bet aš įsivaizdavau, kad jeigu daryti audio knygą, tai reikia daryti ją kaip audio serialą, kur yra garso efektai, kurioje yra siužeto linija sugalvota. Žinai, aš kaip rašiau, mano eksperimentas buvo knyga Poltava, kurią aš rašiau. Ir aš parašydavau vieną chapterį ir tada garsindavau. Garsindamas aš suprasdavau, kad aš negaliu kai kurių vietų perskaityti taip, kad jos sklandžiai taip vyktų, ne? Aš persirašydavau, ne? Ir tada supasakodavau su ta emocija, su kuria parašiau. Tada mano bičiukas, kuris, toks pajautimą turi garsuose, uždeda garsus, aplipdo visą kitą ir mes uždam vieną seriją. Ir kita serija bus tik kitą savaitę, geriausiu atveju, kaip senais laikais, žinai, ir tu jos lauki. Tai gausi toks audio serialas. Aš turėjau, žinok... Poltava buvo pirmas audio serialas, ne? Taip, aš turėjau tik 40 Patreonų. Tik 40 Patreonų. Mes tikrai tai darėm iš... kaip Alibaba. Iš visiškos idėjos, tas mes, žinai, ten. Bet mums buvo du išprotėję vyrukai, 40 Patreonų, kurie laukdavo tos serijos, žinai, ir mes padarėm knygą. Žinai, per 30 savaičių ar per kiek ten mes ten padarėm, išėjo knyga, tada jau paleidau audiotekų, tai audiotekų, žinok, jau ta knyga jau yra parduota gal kokį 1200 tiražų, tai aš galvoju, kad visai nemažai. Ir, jinai, žinok, yra vis tiek savitas formatas. Labai didelė auditorija sudaro moteris, galvoju, kad čia yra su psichologija susiję, kad kažkaip tai vyrai myli akimis, o moteris ausimis. Yra tas momentas toks, žinai, vyrai, jums reikia pažiūrėti, pačiupinėti, paimti, atversti. Moteris, nežinau. O moteris girdi, žinai, ir jiems vaizduoti kažkaip veikia. Bet čia, tai aišku, taip nenoriu nieko seksistiškai pasakyti, turbūt yra visko, bet audio pasakojimas jis turi privalumų. Dėl to, kad, žinai, kaip Svarai, kiekvienas žmogus skaito knygą per save persileisdamas. Tai tu skaitai tą knygą tik taip, kaip tu galėtum skaityti. Aš tą pačią knygą skaityčiau kaip aš. Kai skaito autorius ir įdeda dūšią, į tą, ką sudėjo, tai tu girdi jo autentiškiausiai įmanoma pasakojimą taip, kaip jis norėjo papasakoti, žinai. Bet dažnu atveju gyvenime aš čia irgi ne pats fantazuoju, bet iš gyvenimo, kai tenka susidurti, ne visada autorius yra skaitovas. Tai viskas aišku. Ta pati Salomėja Nėris, nedaug dievė, jeigu kažką, tai aš girdėjau jos balsą, arba aš esu daug poetų girdėjus, kai būna visokie poezijos pavasarį dar, ir ne vieną kartą esu matęs, kaip koks aktorius skaito eiles, ne? Ir jis vis tiek, ar skaitovas ten profesionalas, ir išeina pats, reiškia, gerbiamasis poetas, ir ten perskaito autentiškai. Kažką jis savo autentiškai perskaito ir visai nepadaro jokio įspūdžio. Nors tas pačios eilės paskui girdi jau padarytas, nežinau, muzikos formate arba kito žmogaus profesionalo lūpose jos skamba tikrai, smagiai.
Nu ką, Bet žinau, tavo- bet aš matai, tu aš, žiūrėk, kiekvienas turi, man atrodo, kokią nors dovaną gyvenime, reikia ją tik tais atrasti ir po to mokėti. Tu moki ją kalbėt. pasidėti. Aš daugiau nieko nemoku. Svarai, tai aš šitą išnaudoju, aš moku pasakoti, kalbėti, užrašyti tai, O arba kalbėt, balsu. Ir balsu. kur išmokai? Komentuodamas krepšinį gal? Komentuodamas krepšinį, skaitydamas knygas, realiai, žinok, pati pradžia prasideda nuo knygų skaitimo. Nu, tiesiog, visų, bet kokių knygų skaitimo. Tas metu ten sutinki žodžių, tu ten sutinki siužetus, tu Bet sutinki ten kalbėt, nemoko muškietininkus. knygų skaitimas. Nu, aš esu introvertas nuo vaikystės ir aš labai daug knygų skaitydavau, man drausdavo tėvai, kai tiem skaityti knygas, bet kalbėti aš neišmokau, mane muzika išmokė. Nu, lipimas ant scenos ir grojimas mane išmoko drįsti, žiūrėti žmonėm į akis ir jiem kažką pasakoti. Nu, tai, Nes jeigu aš skaityčiau knygas pati ir nebūčiau lipęs ant scenos, bijau, kad mes niekada gyvenime prie šitos baškos nesėdėtume, nes aš nedrįščiau tau užduoti klausimų, žinai. bet dabar žiūrėk. Tai per dainavimą tu čia? Jo, aš tai per dainavimą, nes pats knygos skaitimas, nesutikčiau, jis duoda daug vidiniam pasauliui. Tas yra Jis taip, tau- bet išoriniam pasauliui, jisai, žiūrėk, Nu, kiek, gerai, kiek yra nežinau. protingų bičių, tokių tikrai savyje daug, ne, jis, bet komunikacijos, tik komunikacija moko komunikacijos. Nu gerai, bet aš irgi žinau, introvertas ir aš kažkaip vis labiau suprantu, kad aš vis dažniau mėgstu pabėgti į kaimą ir pasislėpti. Bet audio knygos irgi, žinai, ne audio pašnekėjimas prie bačkos, o audio serija, kur tu sugalvoji, žinai, taip apgalvoji, paskaitėjai, susidėlioji, žinai, dar kartą perdėlioji. Realiai, tipo, žinai, gal čia šiek tiek yra iliuzijos tokios, kad, žinai, ateina Petrauskas, žinai, ir viską žiauriai sklandžiai suvaro. Aš tam, kad knygoje viskas būtų lengvai skaitoma, kad būtų kažkokių gerų labai vietų, kurios pagauna, įdedu daug darbo. Tiesiog, kad tu atidirbi, žinai, kitas žmogus. Ok, bet ką tu gali, aš noriu suvokti, ką tu gali įdėti daug darbo, kalbėdamas apie istoriją, kuri yra nesukūriama, nu, toks mažai kuri buvo faktai. Vat vyko toks vat dalykas kažkoksai. Tai tu kitokiais žodžiais tai papasakoji, kad būtų įdomu. Iš kito kampo tai papasakoji, kad būtų įdomu, nes vienas žmogus, nu gerai ten. Tas pats Žalgirio mūšis pradėjom šnekėti, ne? Kai 1:40 vyko Žalgirio mūšis, mes ten sustabdėm kryžiuočių invaziją. Ok, taip, bet galima dadėti kažkokiu, kad būtų įdomu, tai dadėti kažkokiu tai užkulisinių intrigų, kažkokiu tai valdovų pašnekėsiu, apie tai yra ta kūryba, ne? Tai taip, bet kokiam istoriniam taške, tai tu gali jį pažiūrėti, žinai, kaip, jeigu tu žiūrėsi į frontą kareivio akimis, tai tu matysi tik tai tiek, kiek mato kareivis. Kareivis mato tik tai prieš save. Vat jo yra tiek, kiek jis mato, ne? Taip. Jo ten bataliono vadas jau mato truputėlį daugiau. Lauko generolas mato daugiau, štabo generolas mato kažką kitką, bet jau nemato, kas vyksta mūšio lauke, ne? Ir dar sėdi ten bunkeriuose fiureriai, kurie iš vis nieko nemato, bet įsivaizduoja, kad viską žino, ne? Ir dar yra ten, nežinau, ten kareivių žmonos, vaikai, nežinau, ten tėvai ir visa kita. Kai tu va šitą va taip suki, žinai, nu tai aš visą laiką sakau, ten tu pavyzdžiui, būtų prisiekusių teismas, kuriame mes spręstumėm, ar teisingai pasielgė amerikiečiai, kad numetė ant Hirošimos ir Nagasakio atominę bombą, ne? Tai Amerikonų advokatas sakytų, kad tai buvo mažiausia blogybė, ką mes galėjom padaryti, kad sustabdytumėm karą, kad išvengtumėm dar ten milijoną aukų, nereikėtų tos invazijos į salą ten ir viską ten jis prišnekėtų, ne? Bet jeigu mes apsukam ratą antraip ir įvedam į liudininkų kambarį ten mamą, kurios 4 vaikai sudegė, žinai, liepsnose, nes tada, supranti, nu kaip, atsiranda toks, nu, nebežinojimas, kaip čia iš tikrųjų reikia vertinti tą, ne, iš kurios pusės. O turbūt, žinai, istorija yra kaip gyvenimas asme. Nėra tos vienos baltos kažkokios linijos, kurie viskas yra aišku, tai taip ir taip. Man ką tik į galvą atėjo tokia mintis, kad istorikai ir yra tos asmenybės, kurios formuoja žmonių nuomonę į vieną ir kitą faktą. Labai konkrečiai formuoja. Nu, aš žinai, visą laiką... Pagal tai, kaip tu parašysi, tie žmonės, kuriem tu patinki, kaip rašytojas istorikas, jie tokią nuomonę ir gins. Aš turbūt sutikčiau, nors dar prieš keletą metų būčiau ginčijęs, žinai, tipo, profesorius Bumblauskas irgi sako, kad istorikai turi turėti liniją, turi turėti kažkokį, žinai, kur tu vedi, ne, kas tai yra. Ir aš būčiau ginčijęs, kad tu turi būti kiek įmanoma objektyvesnis, kaip įmanoma neutralesnis. Aš, pavyzdžiui, Antro pasaulinio karo savo knygas rašiau iš vokiečių pusės, kas šiaip tai nėra labai priimtina.
Nusasme, kad pagrindinis veiksmas vyksta iš Hitlerio pusės. Taip, Jis taip. yra pagrindinis personažas tenais. Žinai. Taip. Nėra ten pasakymo, kad čia toks blogietis, čia kažkoks blogio demonas. Jis tiesiog kažką ten daro. Ir visa kita. Tai man atrodė, kad taip yra teisinga žiūrėti į visus, kažkokiu tokiu istoriškai neutraliu tuo. Bet dabar aš tiksliai suprantu, kad tai yra, tokia saviapgaulė, žinai. Tu turbūt esi teisus sakydamas, kad, žinai, yra linija. Aš, pavyzdžiui, dabar niekaip negalėčiau rašyti tęsinio, kas vyko prie Maskvos 41 metais. Dėl to, kad tie gerieji, kurie prie Maskvos, dabar yra nacijai, žinai. Tasme, ir aš apie juos iš dabartinių pozicijų, iš to, kas vyksta dabar, niekaip negaliu išlikti objektyvus pasakotojas, kuriame ten yra herojiškumas ir didvyriškumas ir ten pasiaukojimas už tėvynę ir dar kažkas. Tasme, tikrai aišku, kad yra daug to subjektyvumo, Bet kalbant apie nacius, ne? Ir nacius apie kaip tokią būseną žmogaus vidinę, ne? Kai tu tampi naciu. Tai kažkaip man taip aš ne istorikas nieko, bet iš šono žiūrint, visos didžiosios valstybės, kurios turėjo imperinių ambicijų, ne? Užkariauti, užlipti, prisitraukti, turėjo šitą geną tokį grūdą. Tai jisai gyvena mumise, žinai, akivaizdu, žinai, Putinui nereikėjo labai daug pastangų sukurti, žinai, tai tokia iliuzija yra, kad jie čia pumpavo, pripumpavo, žinai, perdirbo smegenis, permalė ir padarė zombių armiją. Nifiga. Putinas atėjo, žinai, ir visi buvo pasiruošę, kaip pirnokės obolys, nes jiems reikėjo tos didybės, reikėjo tų revanšų, reikėjo kažkam duoti nosį, žinai, reikėjo, žinai... Mažų žmonių kompleksas, kai tavo gyvenimas šūdinas yra, prie kurio tu neprisidedi dėl savo, nežinau, mentaliteto ar dėl savo asmeninių, dėl to, kad neprisidedi, dėl to, kad esi toks, koks esi. Ir paskui, kuo tu mažesnis, kuo tu šūdiniau gyveni, tuo didesnės tavo kažkokios tai viduje siekis kažkam duoti nosį, kažkam kažką įrodyti. Tai čiagi... Yra, kaip tas lietuviškai, Dostojevskio Zapiskis Podpolyje, yra ten sėdi toks... Mirusiojo laiškai. Iš Rūsio, ten laiškai iš Rūsio. Sėdi ten toks degeneratas, kur, žinai, nežinau, didesnio jau bomžo gyvenime nesuras. Jis vapšė jau ten, žinai, užduhintas, nieko gyvenime. Bet jis susiranda prostitutę, kurią gali, žinai, paspausti po savim, žinai, nes tas, kuris yra pažemintas, tas, kuris yra išniekintas, visą laiką išnaudos bent menkiausią progą padaryti tą patį su kitais. Tai tie kareiviai, kurie tenais daro visus tos baisius dalykus, yra tie, su kuriais, žinai, vyksta dalykai. Sąmoningai ar nesąmoningai. Tai yra atsakymas į šitą klausimą. Taip, jie, žinai, čia, taip. Dar pasikalbėsim apie audio, vis grįžtam ir pagrindinė tema šiandien bus audio. Muzika, žinai, irgi yra audio. Muzika yra audio, muzika beje irgi turi tokią pačią galę formuoti nuomonės, bet kaip ir ne visi istorikai turi liniją, tai muzika irgi formuoja tik tokiu atveju, jeigu jos kūrėjas turi savyje stiprybės turėti liniją. Džinikatas tikrai turi savo liniją. Nuosekliai reiškia laikytis tam tikro dalyko, o ne kariai, ne ta, pagal trendą, žinai, paimsiu, pakeisiu. Yra Lietuvos istorijoje tokių grupių, kurios vieną dieną apie mandarinus dainavo, paskui apie cepelinus, paskui grojo metalą, paskui grojo... Ką nori. Kas eina? Taip. Tai ne taip reikia visą tą daryti, kad būtų. Kalbant, bet dar iki audio aš turiu tokią savo gyvenimo matymą, ir savo gyvenimo nesvajonę, bet tokį net netikslą, nežinau kaip įvardinti. Aš manau, aš turiu nuomonę, kad mes neturim ne vieno filmo, patriotiško, pilietiško filmo, rimto filmo. Ir mano nuomonė yra, kad vienintelis būdas turėti mažai tautai, ir puikus pavyzdys yra Narsioji širdis Škoto, apie kurios niekas nežinojo kito filmo, vienintelis būdas išgarsėti ir visiškai, ne visi gal pritars, čia visą laiką traukia, mes patys, mes čia padarinė. Aš manau, kad reikėtų samdyti Hollywoodą, reikia samdyti Hollywoodo režisierių, kas iškart garantuoja žiūrimumą visam pasaulyje. Reikia samdyti Hollywoodo aktorius, ne lietuvių aktorius, drėgnom akim ir liūdnais veidais ir blogą padarį. Ir padaryti tokį didvyrišką epą. Nesilaikant 100% reiškia autentikos to įvykio
Nes ne viena pasaulio šalis statydama tokius filmus nesilaikė 100% autentikos. Kurti didvyrišką mitą, bet kokia tavo nuomonė? Tai visiškai čia yra apie tai, nuo ko mes ir pradėjome. Dėl ko reikia surasti būdų istoriją papasakoti. Dėl to, kad kas iš to, kad tu papasakosi, kaip buvo, jeigu tavęs niekas negirdi, jeigu niekam neliks. Žinai, mes Vilniaus istorijos niekaip negalėtumėm nusilipdyti, jeigu nebūtų mito apie geležinį vilką, kuris ten kaukė ir Lizdeiką paaiškino. Šūdą gal nieko ir nepaaiškino, bet jeigu nebūtų supranti to mito, tai neturėtumėm pagrindą ant ko pasistatyti. Todėl aš visiškai sutinku, aš gal tik tais ginčyčiaus, kad jau Lietuvos kinas yra tiek degradavęs, kad pats nieko negali. Labai girdėjau apie poetą daug gerų žodžių ir kažkaip galvoju. Ne, bet tai ne apie tai. Ne epas. Ne apie tai. Bet Ulvydo buvo Tadas Blinda. Ne apie tai. Viskas yra. Tadas Blinda, Ulvydo, aš pats ten vaidinau. Tai, jo, viskas. Ir man patiko. Užuomazgų yra. Jo, užuomazgų yra. Bet ką aš noriu pasakyti, kad tu teisingai sakai, kad kinas yra, dėl ko bolševikai pasiėmė kiną kaip iš didžiausių menų. Dėl to, kad jis yra įtaigiausias, su juo galima lengviausiai nueiti į žmonių širdis ir likti amžinai. Tu pastatei filmą, kokį nors ten, žinai, Amadėjus yra Milošo Formano, ne? Niekas neįsivaizduoja Mocarto niekaip kitaip, kaip jis yra tame filme. Dėl to, kad jis pastatė, jam buvo gyvą paminklą. Koks yra tikslas? Ar sudalyvauti kino filmų festivalyje, ar padaryti, nežinau, Lietuvos ar įsisavinti pinigus, ar ten Lietuvos... Mano tikslas visą laiką man atrodo, kad didžiausias tikslas yra parodyti pasauliui tai. Ir jeigu nori pasauliui, tai lietuviai negali daryti to kino. Ta prasme, pasaulis nežiūrės lietuvių padaryto filmo, kaip iki šiol ne vieno. Dar su sąlyga, kad aš negaliu pernešti blogų pabaigų. Tu niekaip neatsikratom blogų pabaigų ir kai yra kalbama apie filmą apie partizanus, pavyzdžiui. Viskas yra gerai. Kodėl jie visą laiką yra liūdni? Kažkokiuose filosofiniuose apmąstymuose, būtinai meilės istorija. Kam reikia meilės istorijose filmuose apie partizanus? Jos buvo, viskas tvarko, jos galbūt net motivavo ir palaikė, bet ne apie tai turi būti filmas. Turi būti pergalė. Atėjom, sukalėm ir... Meilės varai reikia, žinau. Ne, trečiam plane. Galima tai palikti trečiam plane ir tegul filmo pabaigoje jie bučiuojasi besileidžiančios saulės spinduliuose. Viskas yra gerai, bet prieš tai turi gerai atkalt rusus. Ta prasme, gerai atkalt ir taip atkalt, kad, reiškia, ir vaikai, ir suaugę išėję iš to filmo, sakytų, va, aš noriu. Vat dar yra toks šabloninis mano pasakymas. Filmas Gladiatorius. Nuostabus. Vienas iš pagrindinis herojus, netgi, kas man, aš taip nepernešu tų blogų pabaigų, bet jis miršta pagrindinis herojus. Ridlis Skottas gailėjosi pasą visą savo gyvenimą, ką jis numarino. Jo, bet net ir tuo atveju visi nori būti kaip jisai. Suprantate, visi išeina iš kino ir nori būti kaip tas paskutinis samurajus. Ir jame yra tos filosofijos. Išneka, jis ne vien kovoja, bet jis kaip karys yra parodomas. Mes, ne vienas mūsų režisierius negeba pastatyti tokio filmo ir negeba. Ne vienas mūsų aktorius, nepykit su visa meilė, ta prasme, negalėtų. Dėl to aš ir sakau, viskas yra labai paprasta. Mums tai reikia pinigų. Mums reikia surasti pinigus ir duoti Hollywoodui padaryti apie mūsų epą. Ir viskas, jis padarys. Ir jeigu bus Spielbergas, pavyzdžiui, režisierius, kaip pavyzdžiui, tai jau automatiškai žies visas filmas. Visas pasaulis. Jau automatiškai. Spielbergo filmai rodomi visame pasaulyje. Viskas. Jeigu aktoriai vaidins trendiniai, dabartiniai, ne? Jau žiūrės visas pasaulis. Ir tada, kas atsitiko su Narsiaja širdim, visi sužinojo, kas yra škotai. Tada apie mūsų sužinos klausimas, kokį filmą statyti. Ar apie partizanus, ar apie Vytautą. Va čia prasideda istorijos konferencijos tema. Žinai, mūsų Lietuva dabartinė, kurioje gyvename, neturi jau sąsajų su LDK. LDK buvo seniai, nutrūko, Rusijos imperija, kai griuvo, mes atsistatėm tai. Bet priklauso, koks yra filmo tikslas. Kauno Lietuva, ne? Ne, koks yra tikslas? Tikslas parodyti, kas yra lietuvis. Parodyti, kas yra lietuvis iš nuo senų senovės iki dabarties, koks yra lietuvio identitetas. Kas jis yra? Jis neturi vergo geno, niekada niekam nevergavo. Žinai, jis galėjo būti nugalėtas. Paskutinis pagonis. Jo, niekada nepasidavė. Ir yra niuansas. Vytauto laikai, sakykime, kadangi žymiausi čia mūsų tokie mūšių prasme, ir partizanų laikai, tu už kurią balsuotum? Aš imčiau senesnius ir dar galvoju, kad gal net galima būtų pagalvoti apie dar senesnius laikus, dėl to, kad Lietuva yra kraštas, kuris atsilaikė ne tik tai prieš Vokiečių ordiną, ne tik tai ten mongolai iki mūsų nedaėjo, ne, bet ir prieš Šventos Romos imperiją.
Tai galvoju, gal mes galėtumėm, pavyzdžiui, ten įsiterpti ten kažkur, kur vikingų sagos vyksta, žinai, į tuos laikus, kai vikingai... O kaip atrodė tie laikai? Nu, daugelis žmonių tiesiog... Nu, aš manau, kad kuršiai labai panašus į vikingus. Jo, daugelis žmonių galvoja, jo, mes netgi pasakojo, mes turėjom kuršius, ne? Jie duodavo vikingam į snapą. Taip, ir sakydavo, kad jeigu būsi blogas, aš ir kažkur parašyta pas vikingus, kad Kopenhagoje yra. O yra taip? Tu matei, taip, yra užrašas. Yra užrašas, kad jeigu tu būsi blogas, mamos grasinimas. Jeigu tu manęs neklausysi, aš tave atiduosiu kuršiam. Nu, tasme, tai reiškia, kad kai kuršiai ateina, tai sudegina tavo kaimą, žinai. Tasme, jie buvo tokie pat. Tasme, norėdami pasižiūrėti juos, mes galim pažiūrėti į vikingų serialą ir maždaug įsivaizduoti, kad kažkaip taip darėm, žinai. Bet aišku, kad mums šiais laikais reikia daugiau atramų, žinai. Vat Edmundas darė apie Chodkevičių. Taip. Gal, žinai, Konstantinas Ostrogiškis man dar labai patinka. O tu pats negalvoji, kad nors gerai, kaip rašytojas, istorikas parašyti scenarijų filmui ir tada pabandyti ieškoti, kas galėtų jį pastatyti. Nes geras scenarijus, aš nesakau, kad scenaristas negalėtų būti lietuvis. Visame tame mano įsivaizdavime. Scenaristas gali būti lietuvis. Aš visą laiką pagalvoju, aš esu keletą kartų gavęs, žinai, pasiūlymų, žinai, ir visą laiką pagalvodavau, kad man bus labai sunku, jeigu aš virš savęs turėsiu, žinai, tipo kažkokią ten režisierių ir visą komandą, kuris sakys, žinai, čia biški nepatinka, čia perrašyk, čia gal biški daugiau pridėk to, žinai, tą ir aš kažkaip turėjau apie Šociką daryti scenarijų. Apie Šociką. Aš žinau Šociką, jo, nu, čia dar viena tokia istorija, jo. Stalinas, ten visa kita. Tai aš neapsėmiau užsakomojo darbo, bet kai tu sakai, ar tipo niekada ne, o kodėl ne? Galima pagalvoti. Šiaip aš iš tikrųjų dabar galvoju, kad mes visą gyvenimą mokinamės, dabar atidariau tokį kanalą, kuris vadinasi Istorija žmonėms. Gal susirasiu tokį sklepą, kaip tu turi čia. Ir pradėsiu podcastus ir labai noriu biškiuką sutraukti istorikų bendruomenę daugiau, tuos, kurie išmano. Pamėginti mums visiems kartu atsirinkti, o kas yra tie lūžio taškai, į kuriuos mes remiamės, žinai. Kas yra ta Lietuva, kokie yra tie svarbiausi momentai, kuriuos mes norėtumėm, žinai, kad jie užsifiksuotų, kad būtų mūsų kraujyje ir širdyje, žinai, mums visą laiką kažkaip viskas apie artimesnius laikus, nežinau, apie sausio 13 turbūt, ne, nu kažkaip arčiau viskas tas buvo čia. O tie... Sausio 13 turi gyvą atmintį, nu, yra taip, žmonių, kurie gali pasakyti, kaip ten buvo, jo. Ir tai bus visuomenės, tai yra, reiškia, istorijos sociumo visuomenės dalis, kurie ateis su tavim kalbėti. Istorikai, tu kalbinsi istorikus. Jo, bet aš kalbinsiu ne apie tai, kaip jie gyvena ir kaip jiems sekasi, bet pasimsiu kokią nors temą, pavyzdžiui. Kaip atsitiko, kad mes prapylėm viską Maskovijai. Mes buvom 10 kartų už juos didesni, o paskui pasidarė taip, kad jėgos išsilygino, ne? Tai pasiemu vieną temą, pasiemu vieną kažkokį svarbų tašką, galbūt net nebūtinai užsvarbintą mūsų vadovėliuose ir kalbinu ne vieną istoriką tą temą. Sudedu viską ir mes padarom truputėlį kažkokį daiktą. Galbūt tai galima daryti ir audio, ne tik audio, galima daryti dokumentinio filmo tokiu pavidalu, žinai. Bet ir po biškį, gal atsirastų, žinai, minčių. Šiaip, nu, yra bandymų, nu, dabar bandė apie Klaipėdos kraštą padaryti, kas ten Nekilaičio kompanija darė, apie Klaipėdos krašto prijungimą. Nu, tai aišku nėra holivudinė produkcija. Taip, aišku, bet nėra... reikia skirti dokumentinius filmus ir istorijos pasakotojų analogą, ne? Filme, nuo meninio filmo. Tai turi būti, mano akim, tai turi būti meninis filmas. Tai turi būti meninis filmas. Ir jame bus dialogai, kurių nebuvo gyvenime. Jame bus biškai galbūt didesnės kariuomenės. Ir ten gražesni vaizdai, visa tai. Nu, čia yra, mes šnekam apie ne visai autentišką istoriją, bet apie pilietiškumo, patriotiškumo ir identiteto atskleidimą visų pirma savo pačiam, ne? Aš įsivaizduoju, labiausiai ta pati narsioji širdis davė škotam, nu patiem iš savęs, ne? Nors vis jos gal nėra situacijos. Aš manau, kad lygiai taip pat dabartiniai visi karai, ne, galima tai filmų padaryti kažkiek tai, nedaug dievio karas padaro iš tos dalykus. Ukrainiečiai savo identitetą irgi nuo karo pradėjo. Reiškia, karas privertė juos susimastyti, kas jie iš tikrųjų yra ir kurią pusę jie dabar turės priimti. Tai karas sukūrė mūsų valstybę. Jeigu ne grėsmė, kuri ėjo iš ten tų kelių pusių, mes nebūtumėm turėję valstybės.
Jis privertė susiburti, privertė kažkokią ten tų visų tų kunigaikštukų, žinai, žemaičių ir lietuvių lygą, susivienyti kažkokį vieną daiktą ir padaryti tai, ką jie padarė. Karas iš tikrųjų yra, nu, kaip mes laikom, nu, nežinau, blogų dalykų, bet jis taip pat yra ir būdas suprasti, kas tu esi. Ir išsispręsti viską. Karas yra istorijos variklis, turbūt, iš esmės. Tai dabar aš ir norėčiau. Paskutinis tavo audio serialas ir pirmas mano gyvenime išgirstas audio serialas yra, vadinasi, apie karą ir mus. Taip. Norėčiau, kad papasakotum. Aš visus kviečiu perklausyti, visus kviečiu prisijungti prie Roberto, kaip vadinasi? Substeko yra Substekas. Substekas Robertas Petrauskas, Substekas. Tai va, prisijungti prie jo ir laukti naujų dalių, kaip dabar jau nuo šiol ir aš. tą darau. Pradžioje iš mandagumo norėjau paklausyti, ką išneka, paskui žiūriu, kad aš vietoj to, kad važiuočiau į parduotuvę, nusprendžiau geriau pastovėti aikštelį ir išklausyti antrą dalį. Tai va, tai apie karą ir mus, kad tu trumpai papasakotum, trumpai ar ilgiau, tiek, kiek tu, va, apie kodėl tu sugalvoji šitą projektą ir apie ką jis yra ir kas pasakojama visame tame. Be abejo, kad vis tiek neatskleisi turinio net norėdamas, nes tai yra daug yra visko. Taip. Aš nežinau kaip tau, kaip visiems, bet kažkaip tas karas man labai kirto pačioje pradžioje, žinai, ir buvo toks jausmas, žinai, kad aš prisimenu prieš metus, tai aš jau knygų mugę, žinai, ir tą pirmą dieną, kai karas prasidėjo, žinau, ką aš čia veikiu, kas čia iš vis, kaip čia kažką. Tai man prireikė laiko truputėlį kažkaip atsikvošėti ir aš supratau, kad aš tikrai negaliu daryti to, ką prieš tai dariau, tiesiog lengva ranka tęsti viską, ką dariau. Pasidariau ten tą paskaitą ir taip, žinai, visus tos metus siekiau visus įvykius fronte, nežinau, gyvenau tuo karu ir visą laiką kaip kažkokį raugintų kopūstų bačko, žinai, vis rūgo, žinai, kažkas. Tai vat viską tą, ką surauginau, pagalvojau, kad noriu kažkaip išdėti, turbūt nežinau, ar galėtų gautis ten tokia knyga ir pagalvojau, kad audio formatas gal būtų visai geras. Karo metinėms progai, galvoju, padarysiu tokį 5 serijyčių daiktą, tai žinai, ten viena serija ten kokia 4000 žodžių, žinai, gal, tai ką čia. Čia taip yra. Taip maždaug planuoji. O visą laiką planuoji, tokią schemą susidarai. Kai knygą rašau, vienas normalus čepteriukas yra 3000, žinai. Dalis iš 10, tai 30, žinai. 3 didelės dalis, 90, dar jeigu biški kažkiek, tai 120 jau yra 1000 normali knyga, žinai. Ne, bet mane šiaip tai, gerai, tai galvoju 5, bet, žinai, padariau tą vieną seriją, paleidom. Tai papasakok apie pirmą seriją, apie antrą, apie ką. Bet į tas serijas, šiek tiek papasakok apie jas. Pirma serija yra apie žmogaus prigimtį. Tai jinai vadinasi apie karą ir mus dėl to, kad karas yra mumise. Mes kalbam apie visą laiką galvojam, kaip čia dabar ta istorija kartojasi. Apsisuka ir mes vėl atsiduriam tam pačiam rate. Kodėl nepasimokom iš istorijos? Tai jeigu istorija ko nors ir moko, tai jinai moko, kad viskas, kas buvo, atsitiks dar kartą ir dar kartą ir dar kartą. Ir mes nesam nei protingesni, nei kažkokie kitokie negu buvom. Dėl to, kad žmogaus prigimtis nesikeičia. Mes turim daugybę impulsų, kurie mes norim ar nenorim. Jie valdo mus, o ne mes. Kažką valdo gobšumas, kažką valdo kvailumas, kažką valdo ten noras užvaldyti valdžią, ten dar kažkas. Tie impulsai, jie yra mumise, žinai. Ir jeigu mes įsivaizduojam, kad mes kažkokie kitokie, tai galėtume padaryti eksperimentą, panaikinti Lietuvoje įstatymus, pasakyti, kad dabar, ką jūs be padarytumėt, nieko jums už tai nebus. Nėra policijos, nėra teismų, nėra atsakomybės, nieko. Mes matytume per savaitę, kiek čia visko būtų. Mes pamatytumėm, kad, kad visuomenė laikosi ant to, kad niekas nieko blogo nedaro, nes nenori būti nubaustas, žinai. Yra daugybė žmonių gerų. Tikrai yra. Jo, bet net tie geri žmonės susidūrė su neteisybė, su nelaimingu atsitikimu, su kito žmogaus pikta valia. Taip. Jie pradės atsakyti tuo pačiu. O tada smurtas dauginasi kvadratu ir kad jo nieks negali nubausti. Taip. Tai va, tai žmonių prigimtis yra tas impulsas, žinai, mums atrodo, kad Putinas kažkoks išskirtinis ten ir visa kitas, jis iš vis yra eilinis, vienas iš daugelio, tik tais atsidūrė toje vietoje. Tai pradėjau nuo prigimties, paskui aš galvoju, kad labai mažai yra galvojama apie motyvus karo.
Nu, kažkokio tokio supratimo reikia, kad atrodo, kad karas vyksta dėl to, kad kažkas nori atimti. Vat aš dabar tave užkariausiu, pasimsiu tavo žemę, pasimsiu tavo, ką tu čia turi ir man bus labai gerai. Jau keli šimtai metų karai taip nevyksta. Karai neneša materialinės naudos. Jie yra visai paremti kitais motyvais. Bet kažkada nešė. Kažkada nešė. Viskas prasidėdavo nuo to, kad tie patys vikingai, ne? Jie ieškojo derlingos žemės. Jie pardavinėdavo žmonės, veždavo į Konstantinopolį. Taip. Taip, kažkada buvo, bet kuo daugiau žmonės išradinėjo tų ginklų ir naujų karo technologijų, to tas karas buvo brangesnis, po to atsirado, nežinau, samdomos kariuomenės, kurios kainavo iš vis kosminius pinigus ir karas dar, sakykime taip, kad jeigu jis ir kažkiek atsiperka, tai atsiperka geruoju atveju. Bet tu pradėti karą gali, bet garantuotas būt, kad tu laimėsi, tai nelabai, žinai. Nes tavo priešas irgi turi tas. Taip. Tai kam tada pradėti karą? Realiai, jeigu tai pagalvoti racionaliai, tai neapsimoka. Bet žmonės pradeda karą. Ir mūsų karo akivaizdui, pavyzdžiui, buvo aišku, kad tas karas prasidės, aš negalėjau patikėti, kad tiek daug žmonių galvoja, ne, čia kažkoks blefas, čia kažkaip išsispręs. Tikrai Putinui neapsimokėjo ten pulti. Dabar jis prarado, nežinau, prarado dujų monopolį, prarado pasitikėjimą, prarado viską, ką galėjo turėti, semti ir sėdėti kaip lordas ir daryti visas tas nesąmonės, apnuodėjęs visą pasaulį tais rusiškais pinigais. Bet jis visą to prarado vardan šlovės ir garbės. Tai norėjau labai apie tą garbę, apie motyvus. Taip pat labai noriu kalbėti apie tai, kad, žinai, mes visi žiūrim į tą Ukrainą kaip į šalį, kuri daro stebuklus. Taip ir yra. Dėl to, kad jeigu Ukraina būtų neatsilaikiusi, viskas, ką Putinas buvo apskaičiavęs, viskas būtų ir įvykę. Jis nieko kvailo nepadarė. Jis paskaičiavo, kad vakarai nieko nedarys, kad jeigu jis pistels ir per kelias savaitės ar per kelias mėnesius susitvarkys, viskas grįž atgal ten, kur buvo. Taip ir būtų buvę, jeigu Ukraina būtų nesilaikiusi. Susirūpinimą vakarų pasaulis. Taip. Ir va čia yra labai didelė problema, žinai, kai baigėsi Romos imperija, kai baigėsi Mingų dinastija, nežinau, tasme imperijos, kurios pasiekė labai didelį technologinį lygį, turtingumą, bet išlepo ir pasileido. Ir man atrodo, kad, žinai, Ukraina daro pamokas savo, bet vakarų Europą tai ne. Mes esam tokie, žinai... Sakai, net šis karas mūsų nieko nemoko? Aš labai stebiuosi. Aš tikėjausi, kad šitas karas virs didelę pamoką visam pasauliu. Bet nevirto? Nu, man atrodo, pažiūrėk į Vokietiją. Jie skelbia Zeitin, kaip ten tas vendė ten yra, čia duosim milijardą pinigų. Mačiau, kad per metus laiko užsisakė 12 haubicų, gal 10. Kur čia? Tasme, pacifistinė, čia dar laukia tokia serija. Tasme, kad, supratė, reikia turėti omeny. Blogis visada egzistuoja, bet jis turėdamas valią daryti tą, ką jis nori daryti. Jis negali, kai yra atsvara. Mes sugriuvom, mes turim pacifistinę Europą, kuri nori... Ne, mes turim, aš manyčiau, čia yra... Čia tavo skambin. Čia ne mano telefonas. Tai mes dabar užsiėmė, žinokit, pakeliam pasakymą. Žinokit, dabar negalim kalbėti, nes čia truputėlį tiesioginėme eteryje pasvarą esam. Aliu, nekalba. Gerai. Tai, kalbant apie Vokietiją konkrečiai, nereikia nepamiršti niuanso, kad Tula Angela Merkel sugriovė visą Bundeswehrą, sugriovė kariuomenę, kiek ten aš dabar bijau pasakyti, greičiausiai nesąmonę pasakysiu, bet kažką girdėjau, kad iš 26 brigadų liko 2. Ten daug visokiausių niuansų. Jie turi vieną diviziją ir gali per 10 metų, nežinau, jeigu labai būtų didelė politinė valia, kaip nors padaryti 2. Čia jau būtų kosmosas. Tai va, tai čia yra šitas ir Vokietija dabar yra tiesiog, man atrodo, kad Rusijos agentų gniaužtuose. Tiesiog, tai yra, tai ne dėl to, kad jie yra pacifistai arba naivuoliai, ir juos tiesiog suėdė, juos užėmė. Ne, bet jie yra pacifistai ir turi blogai išmokti istorinės pamokas. Tu manai, kad jie vis dar, kai būna žmonės sako, kad Vokietija ten visą laiką dėl to yra pacifistai, kad jaučia tą kaltę už antrą pasaulinį karą. Aha, o prieš ukrainiečius nejaučia jie? Vat kažkaip. Kaip jie, 6 milijonai ukrainiečių žuvo tam kare. Taip. Tai iš istorijos sėskis 2, kaip sako Bublauskas. Vokiečiai. Nes tai gal ar pacifizmas yra
pagrindinė nerėmimo gal. Nu, žiūrėk, vėl nuo šalių priklauso, ne? Ta pati duok Lenkam, duok Baltijos šalim, mes ir taip darom daugiau negu galim, kartais atrodo iš šono. Pavyzdžiui, srautas, ta Lietuva, ne, vyriausybė neskiria didelių pinigų tenai, nu, skiria kažkiek tai, bet kiek yra donuojama savanorių, kiek kiekvieną savaitę išvažiuoja karavanų, kiek yra surenkama pinigų, nuo akcijos radarom iki nu, pavyzdį pasakysiu. Yra pažįstami lietuviai, kurie kariauja Ukrainai. Lietuviai. Išvažiavę ten savo ir tik buvo pasibaigus akcija radarom, kai tie lietuviai paprašė pagalbos surinkti pinigus automobiliui. Mes dar diskutavom, sakėm, nu, labai sudėtingas laikas, mes ką tik tiek daug pinigų. Ką tik milijonų pririnkom, ne, ten 9 milijonus ar kiek pririnkom pinigų, dabar vėl žmonėm kreiptis į juos. Reiškia, mūsų tikslas buvo nupirkti automobilį, kad turėtų chebra į poziciją su ko važiuoti, nes automobilis gyvena 1 savaitę Ukrainoje, šiaip jeigu... Rimtai? Jo, 1 savaitę, čia geriausiu atveju. Tai ir jau jie tokioje situacijoje buvo, kad paprašėm, jie įrašė video, kad jau kažkaip labiau arčiau širdžiai būtų, kad ne tai, kad mes sugalvojom, bet chebra iš tikrųjų savo žodžiais kalbėtojai, jie tokie matosi, kad kariai, o ne kalbėtojai. Viskas tikra, žinai, mūsų tikslas buvo surinkti 5 000 eurų ir nupirkti jiem automobilį, kad jie turėtų nors kažkurį laiką gebėjimą. Žmonės vėl saukojo 40 000. Ir be to automobilio manau, kad bus keli ir dar kokie nors naktinio matymo išeis dalykai, priedėliai. Žmonės pas mus daro daugiau negu kartais mums atrodo. Ne, ir tas toksai, kad vakarai, nu bet mes irgi vakarai, mes irgi mokomės, mes irgi darom, galbūt tie tolimesniai, nu kaip pavyzdys, kai Ruandoje įvyko genocidas, nu mums čia Lietuvoje irgi atrodė, nu toli, okei, blogai, bet gal dėl to, kad tos šalis, kurios yra toli, nu, logiška, kad jos nesusiję savęs su tuo karu. Taip, bet jos yra atsvara. Šitas karas yra Europos karas. Tasme, jeigu Ukraina yra vartai tarp rytų ir vakarų. Vartai taip. Dėl to ir yra kaip čia ir mušamas. Mes, šiaip, iš tikrųjų. Taip. Ir šitas karas nėra tas, kur Europa gali palaukti, išlaukti ir kažkaip susitvarkyti. Šitas karas yra europinis ir, man atrodo, kad visa Europa tik prisidėdama gali. Aš visiškai sutinku, man labai patinka Lietuva. Aš galvoju, kad tai, kas atsitiko per metus laiko pas mus, yra geriausias dalykas, kuris galėjo atsitikti. Tasme, nuo to beviltiškumo jausmo, kad mes čia tokie maži ir ką mes nieko negalime, o tie, kas gali, nieko nedaro, ne? Mes dabar darom visokius tokius stebuklingus dalykus, čia tipo, wow, yra tas radarom ten ir visa kita. Bet yra ir kita pusė, supranti, kaip mano serialas yra apie nemalonius dalykus, aš ten visko negaliu papasakoti, gal net ne viską žinau, bet aš dedu taip, kad mes stengtumėmės matyti ir kitą pusę. O kita pusė yra tokia, kad ta degalinė dujų ir naftos, kurie apsimeta valstybė, ne? Taip. Ir kurią valdo mafija, gauna 600 milijonų pinigų kasdien. Tiesiog 600 Net milijonų. Ir dabar. Net ir dabar. Aišku, kad Europa truputėlį pasimažino, bet Europos dalis yra, man atrodo, 120 milijonų kasdien. Kasdien. Europa, vien tik tai Europa pravedė jiems 140 milijardų nuo karo pradžios. Jeigu mes sudėtumėm, supranti, visą paramą, viso pasaulio paramą, kurią sutikė Ukrainai. O tai sankcijos? O sankcijos? Nu tai čia kaip tu gali pritaikyti sankcijas narkotikams, nuo kurių tu esi priklausomas? Svarai. Supranti, man atrodo... Tai nėra sankcijų tiem dalykam, už kuriuos pervesta. Čia ne... Žiūrėk. Čia viskas legaliai. Įsivaizduokim, kad yra kaimas, kuriame yra 10 trobų. Ir pačiam pakrašty gyvena kažkoks duonkepys, kuris kepa duoną ir mes visi perkam tą duoną, nes niekas daugiau neturi nei krosnės, nei duonos. Ne? Bet tas duonkepys dabar, žinai, paėmė ir pradėjo žudyti kaimyną. Pradėjo sprogdinti jo namą. Tai mes susirinkę ir vietoj to supranti, kad nuspręstumėm, žinai, kažką su juo padaryti. Mes sakom, davai, mes už jį duoną pirksim dabar truputėlį pigiau. Ne po 25 eurus. Taip jį nubausim, ne? Ne po 25, o po 15. Bet kitas kaimynas sako, ne, reikia po 20, nes gali jis paskui ir mano namą pasprogdinti. Davai perkam po 20. Nu kas čia yra? Tasme, gerai. Dėl to, kad mums reikia duonos. Ok. O yra išeitis kažkokie tai, nulipti nuo tos adatos? Tai reikia valios lipti nuo jos. Tai gerai, dabar užriša, ar išgyventų valstybės, galima pirkti iš kitur? Yra alternatyvos kažkokios?
Aš, žinai, nesu turbūt nei ekonomistas, nei makro, bet esmė tokia, kad jeigu juos užpultų, ane, ir jie nebegautų to, ką gauna iš Rusijos, jie tikrai sugalvotų, kaip reikia išgyventi. Bet kadangi tai yra ne jų problema, ane, karas vyksta ne jų teritorijoje, kažkur kitur, jie gali gyventi ir 10 metų, ir 20. Nežinau, ten girdėjai ten visas tas mano serijas, bet viena dalis yra apie ilgą karą, tiksliau apie tai, o kodėl mes galvojam, kad šitas karas, kažkaip greitai pasibaigs. Ir aš ten stengiuosi tame pasakojime mažai dėti savo nuomonės, o taip istorinius pavyzdžių, žinai. Tai pavyzdžiai mano buvo, pavyzdžiui, Vietnamo karas ir Afganistano karas. Atrodo, kad jie yra labai skirtingi, bet jie yra labai panašus. Didelė kažkokia valstybė užpuolė mažą valstybę, kitos didžiosios taip truputėlį kažką ten atsiunčia paramos, truputėlį pinigų, truputėlį ginklų, ten stingerių ir dar kažko, bet iš esmės jos bijo kištis tiesiogiai, nes ana valstybė turi atominį ginklą. Ir tas vienas karas 10 metų, kitas karas 20 metų, taip ir truko. Tai, žinai, o kai mes pridedam dar tai, kad visus tenkina scenarijus, pagal kurį konfliktas vyksta Ukrainoje, bet nesiplečia. O ne? Neliečia NATO, neliečia jokių kitų, tinka. Tai Putinui tai tikrai tinka. Jis gali, suprantate, mes jau tada, 18 buvom Ukrainoje, jau tada jis laikė pakabinės Ukrainą, kad negalėtų investuoti savo pinigų. Taip, negalėtų stoti niekur. Stovėtų visą laiką pakabinta tarp žemės ir dangaus. Dėl to, kad galimybės finansinės jam leidžia. Jis gali laikyti Ukrainą pakabintą ir 100 metų, net kai numirs kitas caras, gali pratęsti tą. Ukrainai netinka toks variantas, bet vakaram tinka. Tai suprantate, Ukrainos atsilaikymas leidžia visiems atsipūsti ir pereiti tokį ramesnį režimą. Bet žinai, aš visą laiką sakau, gerai, Ukraina laikosi, viskas gerai, mes padedam ir visa kita. Mes galbūt, sakykim taip, kad pasaulis sudėjo virš 100 milijardų. O jeigu pasikeis, pavyzdžiui, Amerikoje valdžia, kuris sakys, davai mes nebeduodam paramos. O jeigu frontas pralūš kokiai nors vietoj ir pasikeis situacija, kas tada bus, žinai, nebeišeis sėdėti taip, kaip dabar sėdim, bet ir nelabai galėsim ką padaryti, nes man labai skauda žiūrint į Europą, kuri nesimoko iš to. Ir nesiruošia. Jinai nesiruošia blogiausiam scenarijui. Jinai galvoja, kad užteks tos mažos paramos. Nusiųsitų generatorių, ten tų ekonominių. Bet ar tikrai nesiruošia ir nesimoko? Nežinau, tai aš labai noriu, kad kuo daugiau būtų apie tai kalbama ir kad kuo daugiau apie tai būtų, kad kuo daugiau dėl to būtų spaudimo. Jie yra politikai, jie daro tai, ko iš jų žmonės reikalauja. Žinai. Vokiečiai nesiruošia karo dėl to, kad 50% vokiečių iš tikrųjų yra prieš, bet kokius ten tankus ten ir visa kita. Bet jie suvokia, kad tie tankai gali pas juos atvažiuoti ir tada jie nebebus prieš. Jie nesuvokia dėl to, kad jie atvažiuos pirmą pas mus. Ir jiems, supranti, nedaina. Ir kai tu sakai apie tai, kad jiems nedais. Taip, turi atvažiuoti pas juos, tik tai tada, kai sprogdins juos, jiems tada dais. Tik tai tada. Mums nebereikia papildomai aiškinti. Ir kai tu kalbėjai apie Lenkus, apie mus, apie radarą, apie Lenkų tiekiamą pagalbą, apie Baltijos šalių pagalbą, tai mes turėtumėm grįžti prie istorinių dalykų. Pavyzdžiui, įsivaizduok dabar, kad statytumėm filmą apie Hadiečio sutartį, apie Hadiečio laikus, tai yra kazokų hetmanatas po Tvano laikų jau pasirašė sutartį su Maskovija, tenais ir kažką, bet naujas hetmanas jų, Vyhovskis, nori susitarti su Lenkijos karaliumi ir tarėsi dėl to, kad 2 tautų respublika taptų 3 tautų respublika. Kadangi tie yra, žoski tie maskoliai, tikrai žoski, su jais ten neįmanoma, ir prieš juos atsilaikyti po vieną nelabai išeina. Darom 3 tautų respubliką. Lietuvos kunigaikštystė, Lenkijos karalystė ir Rusijos kunigaikštystė, nes Rusija tai yra Ukraina. Vardas yra, ne? Tai 3 lygiavertės dalys su 1 karaliumi Lenkijoje. Mes turėjom istorinę progą sukurti tai, ką padarė Britai. Vat kai tu sakai, ten Škotai, ir visa kita. Škotai turi savo identitetą ir visa kita. Bet kai pas juos būtų karas, jie visi būtų Britai. Škotai, Anglai, Valai, Airiai, visi būtų Britai. Net ir Australai būtų Britai. Tasme, kai yra taikos žaidimas, jie gali pasakoti blogus anekdotus apie kitą, ten sakyti, ten Škotai skūpus, ten, žinai, Anglai pasikėlė, ten dar kažką. Kai jie žaidžia futbolą, jie gali kariauti iki kraujų tenais, ir už aikštelės ribų taip pat. Bet kai karas, visi kartu jie yra Britai. Tai tos idėjos, pavyzdžiui, esmė buvo, kad mes turėjom
šansą susikurti irgi kažkokį. LDK buvo... Bet ir mes galėjom taip pasidaryti, nes žiūrėk, tai jie skirtingos religijos. Nu, tai ten irgi protestantai ir katalikai, ten visokie ten taip, mušėsi. bet protestantai. Bet LDK ir buvo tasme daug skirtingų etnosų, daug skirtingų konfesijų, daug skirtingų tikėjimų ir net ir tie protestantai, ir katalikai, ir stačiatikiai, ir visa kita. Mums reikėjo tolerancijos, pagarbos ir istorinės toleregystės, supranti? Bet mes aišku, kad to nepadarė. Ten yra toksai, man visą laiką kažkaip įstrigęs epizodas, žinai, Ukrainos kazokam, žinai, jiems tai žiauriai patiko, pavyzdžiui, pati idėja Žečpospolitos, kuri man visai nelabai patinka, nes mes absoliutizmo laikais padarėm viską, atidavėm demokratijai valdyti, žinai. O demokratija tai maždaug, mes geriam vyną, karalius sako, davai čia sukariaukim, padarykim tą, investuokim į kariuomenį, į savo saugumą. Kokį saugumą? Mes norim ulevot, žinai, mes paraulevom demokratiją. Įsivaizduok, kad dabar, pavyzdžiui, ten, žinai, kokiam nors, nežinau, Amerikoje, pavyzdžiui, kongresas balsavimo būdų spręstų, kiek Ukrainai siųsti ginklų. Būtų kapėts ten, supranti. Atrakcijos, korupcijos, ten, žinai, ten ir visokiausi kiti, žinai, sunkiais laikais reikalinga stipri kapitono valdžia. Žinai, kaip... Bet tada mes, vėlgi, tada reikia, tai turi atsirasti kažkokia speciali demokratija, ar jau nebe demokratija tada turi būti? Aš iš vis galvoju, kad demokratija yra prasta valdymo forma ir galima ją žaisti, kai laikai yra normalūs ir bandyti ten ieškoti kažką. Bet žmonės nėra normalūs. Jie demokratijai... Kodėl žmonės turi tokią savybę? Jeigu yra demokratija, ne, tolerancija, viskam atsiranda ten visi, tai jie pradeda silpnėti. Tiesiog. Nu tai kas yra demokratija? Demokratija yra daugumos valdžia. O jeigu dauguma durniai, kas tada? Tai vadinasi durnių valdžia. Bet aišku, čia taip sušaržuotai aš sakau, bet iš esmės demokratija yra vidutiniška, labai vidutiniška. Aš ją vadinu vidutiniškiausia valdymo forma, kokia tik tai gali būti, dėl to, kad kaip yra. O kaip tu įsivaizduoji? Žiūrėk, geras labai pavyzdys, aš visą laiką sakau, su ledais yra. Jeigu tu susirinki 100 žmonių ir jiems visiems leidi išsirinkti bet kokį skonį ledų, kokius jūs norit mėgstamiausius, jie visi pasirinks labai daug skirtingų skonių. Nebus gal 100, bet bus labai daug. Taip. Antras žingsnis, reikia 2 palikti. Čia mūsų demokratijos taisyklės. 2 reikia palikti. Okay. Jie ten susipyksta ir lieka šokoladiniai ir vaniliniai. Visi išskirtiniai dalykai, visi didesni projektai, visi kažkokie kažką, kas daugiau, visi atkrenta. Nes tavo didelis projektas nepatinka man dėl to, kad mano didelio projekto nepatvirtinta. Susitarėm dėl šokoladinių ir vanilinių ir tada vaniliniai laimi 60% prieš 40% prieš šokoladinius, ne? Ir šokoladiniai sako, mes šūdą nieko nedarysim dėl to, kad tokių šūdo kaip vaniliniai ledai nevalgysim, žinai. Ir arėm tą liniją, kol po 4 metų, žinai, tipo, visą laiką, supranti, yra toks, kaip čia pasakyti, kompromisas tarp to, ką norėčiau padaryti ir tarp tų, žinai, net pati didžiausia, geriausius ketinimus turi vyriausybė, turi paisyti. Aš suprantu, bet tada o kokie, tu žinai... Aš tai sugalvoju, tik tu žinai kažkokią burtų kelių metam. Jo, bet ir tai vis tiek nebus, nes žmogaus prigimtis, be to, kad jis yra žvėris ir karas yra jo genuose ir jis visada kariaus. Tai bet žmogus yra laisvamanis, jis yra kurį mylintis, jis turi tą visą kitą, ieškantis, norintis atsiskleisti, norintis rodyti. Ir jeigu ne demokratija, tai jokiam kitame valdyme jis to negali padaryti. Ne, tai demokratija... Ir tada atsiranda maištai. Tada atsiranda vėl karas. Demokratija ir laisvė taip suteikia kūrybingumą, bet jinai parodo labai aiškiai tai, kad žmonės iš principo yra nelygus. Jeigu tu nori žmonės sulyginti, tu turi atimti iš jų laisvę ir neleisti ten, žinai, kažkam įsišokti. Ne? Bet jeigu tu leisi jiem būti laisvais, taip, tada atsiranda turtinė nelygybė. Tada tie, kurie... Tada atsiranda turtinė nelygybė dėl to, kad tie, kurie daugiau sugeba, greičiau viską padaro, daugiau visko turi, gal netgi per daug visko turi, tie 10% prieš 90, tie 90 pyksta ir vakarų civilizacija taip pat turi problemų. Bet palauk, mes pradėjome apie demokratiją, aš norėjau apie kazokus pasakyti, apie tą momentą. Tai jiems patiko ta Žečpospolitos idėja, kad nėra caro, kurio žodis yra mirtinas, ne? Kad ten kažkokie 5% bajorų, didikų prisideda prie valstybės valdymo. Ir jie atjoja ten į Seimą, čia yra galbūt, dabar galvoju, 17 amžius. Va.
atjoja į Seimą ir sako, mes esam irgi jūsų valstybės dalimi, mes irgi norim prisidėti prie tos valstybės sprendimų ten ir visa kita. Ir jiems mūsų vienas iš Radvilų, vienas iš kanclerių tuo metu sako, jūs gal mūsų ir dalis, bet kaip pirštų nagai, kurios, žinai, arba plaukai, kurie atauga, žinai, kaip per ilgi atauga, reikia pakirti, kad netrukdytų žiūrėti, žinai, į priekį. Mes buvom pernelyg arogantiški, kad juos laikytumėm kaip lygių savo. Jie gal žiūrėjo į mus kreivai dėl to, kad mes kaip katalikai norėtumėm primesti tą savo kažkokią net tikėjimo liniją ir visą kitą. Kitaip tariant, mes istorijoje nesugebėjom susitarti, bet tai, ir mes praradom šansą. Dėl to, kad jeigu ta būtų 3 tautų respublika, jinai galbūt galėjo tapti didelę atsvarą ir sukurti geopolitinį vienetą, kurio mes ieškojom vienoje iš ekspedicijų, tai yra Vidurio Europą, kur irgi pat vengrai, pavyzdžiui, viską gadina, ne? Bet Vidurio Europos savo. Jeigu vokiečiai silpni, jeigu ten prancūzai pacifistai, jeigu italai tik nori gerti vyną ir nieko nedaryti, mes nieko negalim padaryti, kad jie tokie yra. Bet gal mes kada galim turėti savo. Įsivaizduok, kad jeigu mes būtumėm turėję šitą didelį daiktą, Lenkija, Baltijos šalis ir Ukraina, dar jeigu pridėtumėm kokią nors Gruziją ir Suomiją, ir dar Britus, ne, kurie Baltijos jūros laivyba ir prekyba svarbi, tai turėtumėm kažkokį daiktą, kuris mums suteiktų galimybę nebebūti paprašaikomis, nesitikėti, kad jie kaip čia įvykdys tą 5, žinai, tą punktą ar neįvykdys, jeigu pas mus ateis. Mes tada žinotumėm, kad mes tiesiog, jeigu pas juos atėjo, mes einam, jeigu pas mus atėjo, jie ateis. Ir tie, kurie norės ateiti, žinotų, kad ateina pas visus, ne? Tai man atrodo, kad šitas karas yra mūsų aiškus matymas, kad mes šitame regione kažkaip turim surasti stiprybę viens į kitą atsiremti. Ir tai taip pat yra galimybė atiduoti mums istorinės skolas. Mes esam padarę visokių tipo dalykų, kurios, jeigu būtumėm padarę kitaip, galbūt viskas kitaip ir susiklosti. Į Naugardą, kai atėjo Ivano III kariuomenė, Kazimieras Jogailaitis su kariuomenė turėjo ateiti ir gali būti, kai dabar vaikai sako, jeigu ta Rusija kristų, tai viską reikėtų pradėti nuo didžiojo Naugardo vėliavos. Tokia yra ten, tokia kitokia. Laisvosios tos demokratinės, neva Rusijos naujos pradžios vėliava yra Naugardo. Bet mes pamirštam, kad Naugardą mes leidom praryti jiems. Pažadėjom ateiti, bet neatėjom dėl to, kad mums rūpėjo vedybos ten, žinai, Vengrijai, žinai, kur nors Austrijoje, su Habsburgais ten ir su visokiam kunigaikštystėm, mums čia, žinai, tie atrodė smėlio dėžė. Va, tai, žinai, tu gali sakyti, kad tuo metu gal neapsimokėjo, kad galbūt ten rūpėjo kažkas daugiau, bet tai taip pat yra ne tik negarbingas poelgis, bet ir trumparegiškas. Mes po biškį, Vytautas su Algirdu labai norėjo viską padaryti rytuose. Jie norėjo surinkti tas žemės. Rusija turėjo būti valdoma Lietuvos pagal Algirdo ir Vytauto politiką. Vytautas norėjo padaryti tą, ką padarys Maskovskiai kniazijai. Ne? Bet aišku, kad jeigu Vytautas būtų padaręs, tai ta Rusija surinkta būtų visai kitokia. Visai kitokia kultūra, visai kitas mentalitetas, visai kita politinė samplaika, sandara, ar ne? Jiems nepavyko dėl to, kad Jogailaičiai nusisuko į vakarus, o kol jie nusisuko į vakarus, šitie pasidarė viską, ką norėjo, ir kai jie sako, žiūrėkit, mes ateinam pas mus, mes sakom, ne, o jie sako, mum pohui. Mes dabar jau esam, tipo, ateikit čia, dabar jau bus taip, kaip mes jau pasakysim, žinai. Taip. Ir viskas. Ir mes dabar, turbūt sakau, aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad šitas karas yra, aišku, būtų labai gerai, kad jo nebūtų, bet tai taip pat, kažkokį suvieninti tokį dalyką vykdo. Aš nežinau, man kažkaip taip veikia. Tai gerai, kaip tokį jau mūsų baigiamąjį žodį. Kaip tu mastai, kas toliau laukia šito karo kontekste Ukrainos, pasaulio, Lietuvos? Nenoriu aš kalbėti, aš visą laiką bandau, žinai, taip logiškai bandyti sugalvoti pabaigos scenarijų ir kol kas nesugalvoju, žinai, gero, o tu pats sakei, kad filmai turi turėti gerą pabaigą. Žinai, yra tas pasakymas, kad nori taikos, ruoškis karui, tai, žinai, pas mus dabar, man atrodo, viskas vyksta atvirkščiai, žinai, mes, nori taikos, ruoškis karui, o mes ruošėmės taikai ir gavome karą ir kol kas išskyrus Ukrainą. Bet tu dabar kalbėjai apie vakarų, iš esmės visuomenę visą. Lietuvoje mes ruošiamės. Lietuvoje
gerai, kad yra tokie, kaip tu. Viskas Lietuvoje, kaip sakant, aš nesakau, kad mes ten, bet aš asmeniškai esu įsitikinęs, kad mes jį neduok dievė, jeigu ten scenarius. Beje, iki tos scenarijaus. Tas Mordoras čia pat yra. Jo, Mordoras yra čia pat, bet ar Mordoras, pavyzdžiui, čia nenoriu, kad mūsų išgirdę žmonės vėlgi atsipalaiduotų, bet ar Mordoras nepakankamai nukraujojo Ukrainai, kad jis gali čia ateiti? Ne, tai dabar tai tikrai negali. Ukraina realiai yra, kol Ukrainoje viskas tas vyksta, tol niekas negali niekur kitur nueiti. Gerai, bet netgi matydamas į motivaciją arba matydamas, kiek žmonių ateina į visokius, nežinau, sukarintus vienetus arba šiaip iš esmės į pasiruošimą, dabar labai madinga visokie išgyvenimo žygiai, kažkokie savęs stiprinimo procedūros, pavadinkime, ne, visokia, kur seniau buvo, žmonės išlepo, žmonės ten, dar 5 metai atgal ten permiegoti miške palapiniai, būdavo ten reto lietuvio iššūkis, 2 žingsniai nuo mirties, ten laukinė gamta, o dabar po truputėlį, tai trendina šiek tiek, tai yra gerai. Tai nesakau, kad mes tokie mažiukai būdami čia galėtume sukovoti, bet galėtume būti dalimi tos kovos ir tikrai nepasiduotume, neprasileistume, sustabdytume, sulauktume ir paskui bendru paradu degant Kremliui prasieitume Raudonojoje aikštėje. Aš manau, kad aš kažkaip labai tikiuosi, kad ar įmanoma iš vis tokia, suvokiu, kaip protingas žmogus, ne idealistas ar kas nors, kad tas karas galbūt Ukrainoje nesibaigs paradu Raudonojoje aikštėje, kad į Rusiją greičiausiai jis nepereis, bet ukrainiečiai turi galimybę išvaryti okupantus, nusilpninti Rusiją ir pakeisti pasaulio žaidimo taisyklės. Tai labai gerai tavo scenarijus nubraižytas. Jeigu ukrainiečiai iš tikrųjų turi galios laikytis ilgai ir galingai ir jeigu pasaulis nepraras valios, gali pasikeisti žaidimo taisyklės, aš manau, kad Rusija subirėti gali tik iš vidaus, jos negali sugriauti niekas iš išorės, ar ne? Tam reikia labai daug kantrybės, labai daug pastangų ir labai daug valios, žinai. Aš visą laiką vartoju supaprastintą metaforą, kad taip jau atsitiko, kad dabar blogis turi ir galią, ir valią. Tasme, ir valios jis niekada nepritrūks. Ir darys tai, ką daro, tol, kol galės. Nebent. Negalės. Taip, valios turės, bet nebegalės. Jeigu jie pasieks, jeigu šitas karas sugebės nuvesti juos iki tokio taško, kad jie, kad ir kaip norėdami, nieko nebegalės, tai bus taškas, kuriame viskas šitame pasaulyje pasikeis. Tai tokia. Aš manau, kad reikia mūsų diskusiją ir baigti šitą. Taip, kad neprikalbėtume, ko nors ir kad, čia svaro. Kad gera būtų ta pabaiga. Tai svarėtas, jeigu viskas prasideda, tai net nevažiuoti iš Vilniaus, likti čia, ne? Aš negaliu tau pasakyti, aš manau, kad mes kiekvienas turim turėti savo planą, kaip mes elgsimės, ką darysim. Jeigu tu stoji į mūsų gretą, tai nereikia važiuoti niekur. Jeigu tu turi įvykdyti tam tikrus įsipareigojimus ir paskui sugrįžti, tai reikia paskui sugrįžti. Jeigu tu turi galimybę ir matai save daugiau naudos atnešiančiam Lietuvą kažkur tai būnant ir skleidžiant žodį, renkant kažką, tai reikia daryti taip. Mes kiekvienas pasielgsim taip, kaip pagal priesaiką arba pagal savo matymą, o paskui kiekvienas atsakysim prieš Šventą Petrą už tai, ką padarėm arba nepadarėm. Taip. Viskas labai paprasta. O šiaip mes tik dulkės istorijos vėjose. Pas Petrą vis tiek atsidursim visi, žinai, tai labai kažkaip norisi, kol gyvenam, pragyventi garbingai. Taip. Ačiū tau labai. Ačiū, Svarai, kad pakvietei. Ačiū jums labai už kantrybę ir gerą laiką, tikiuosi, kurį dabar žiūrėję turėtų. Iki.